Ahoj, labas rytas. Išlėkiau į turą rytinį. Nuotaikėlė, kaip su tinginiu pakavoti. Reikia, atpratau jau. Tai trumpas toks, netrumpas gal. Palaikymą vakar vėl sulaukiau. Palaikymas, palaikymas. Palaikymas, brūkšnelis, pagalba, šauksmas, aš taip sakyčiau. Senas bičiulis Marius skambina šypseną kelią, man apie jį pagalvoja. Labai įdomus žmogus. Ir sakykime, ką jis praėjęs, tai ne vieną knygą eitų bestsellerį padaryti. Atskira istorija čia vėl. Kada nors memuarus gal ir aš rašysiu, arba kartu gal su Mariu parašysim. Bent jau anekdotų knygą, tai tikrai tai skambina. Irgi papasakoti, kaip sekas. Sakė, pakeli nuotaiką aš jam. Įsijungiu, sako, rytais. Kai būna, pažiūriu, sako, ir su šypsena varau į priekį. Galvoju, smagu. Nebendravom, taip skaičiau, grubiai. Paskutinį kartą prieš 7 metus. Bet ten jis buvo, gal keli susitikimai bendroj aplinkoj. O dar kada mes susipažinom, tai 14 metų praėjo, tai toks keistas žiūri, skambina. Šią namų darbai susijėmė. Galvoju, jeigu jau Marius skambina, tai jau kažkas tai įdomiau. Tai bešnekant, pasveikinus naujais metais, kaip priklauso viskas. Atrodo, kad būtume neįsiskyrę niekada. Sakau, kai yra kažkaip artimas žmogus, tai nereikia bendrauti, skambinėtis kas savaitę. Ar ten kasdien, kaip tu, seniau, kaip tu 14 metų buvom skambina. Atrodo, ką vakar būtume kalbėję. Taip ir yra. Ir kai sakau, kad netyčia nebūna, netyčia mes ten ir susitikom prieš 14 metų. Ir su tokiu žmogum pabendravus, man dar didesnė stimulas, variklis tas kuriasi. Greičiau pasibaigti visus man, sakykime, kaip čia įvardinti būtų protingiau, pasibaigti, ne pasibaigti, o pradėti padėti konkrečiai žmonėm. Taip kad, sakykime, pasibaigti savo vietos statybą, išsilaisvinti iš tų 2-3 spastų, kas liko, uodegos, košė išsisriepti, taip man nesakydavo. Ir startuoti kuo greičiau, nes tokie žmonės tokį potencialų negali taip taškyti savo laiką. Kažkur tais nusiresėtinti įlindęs. O kai turėtų armijas vesti, ne tas armija, žmonių būrius paskui save, lyderių būtų. Nes viskas yra, sakykime, mėnesio reabilitacijos, net ne reabilitacijos, mėnesio, kaip čia tą pavadinti, reikia irgi žodį reabilitacija, gydymas, ligonis, iš karto žmogų blokuoja, šitą negalima vartoti. Ne. Karočią, atstatymo savo tikrosios tvirtovės. Po mėnesiuko aš įsivaizduoju, kas būtų, kai užsisuktų turbinas. Nebūtų nesustabdamas bičas. Tai pašnekėjom ir lenda tokie senas tos visos patarlės, kad ką reikia padaryti, vyrai, labas rytas. Ką reikia padaryti per gyvenimą? Medis, namas ir sūnus, o kas paskui? Nusigerk? Ar kas? Šitą visą trijulę kuo greičiau
taip turėtų būti. Kuo greičiau iki 40 jau, jeigu ne, tai jau žiūrėk kažką ne taip darai. O paskui į save. Savanaudiškai į save. Dar tarp kitko, visą šitą darant, tą trijulę įgyvendinant, jau reikėtų baksnuoti aplink save, ką aš noriu daryti, nuo ko aš kaifuosiu visą likusį gyvenimą. Vaikai šeima, jie nėra trukdis, kad reikėtų po. Bet jeigu taip jau susikoncentruot, sakykime, jau daryti tą kvantinį šuolį, tai tada lengviau yra. Aišku, kitas lygis yra, jeigu moki viską susidėlioti ir tau niekas netrukdo, tik tai veža į priekį, neša. Tai va, po pokalbio, sakau, man dar tik didesnė motyvacija. Kuo greičiau pasidaryti, susikurti erdvę, tokią VIP išgydyklą, net ne išgydyklą. Sugalvosi pavadinimą tokį, kad nebūtų ten, žinai, ligoninė, ten reabilitacijos centras, Ne, turi būti, sugalvosi šiandien bebėgdamas turbūt. Tai va. Kas dar? Tai tiek turbūt pirmam. Nieko, Mariukai, pakentiek dar, tas pakentiek jo. Greitai susisuksiu, bus cak. ir judam toliau, judam, nespėsiu aš paskui tai bėgti. Man reiks džetą, nusipirkti, atsiprašau, kai mažas įsisprūdo. Taip jau yra. Tiek aš neatsiprašau, man gali biški druskos, biški pipiro, visą šitą tekstą. Tai va, kad daryti tave reiks paskui rogės ir elnius kinkyti. Sninga gražu. Tai va taip, gerai. Čia jau iki šiandien mano paskutinis prasibėgimas. Prieš išvykstant. Paskutinis. Nieko, pratęsim darbus tenai. Visokieriopus ir tos, ir šitos, ir kitus. Naujas etapas kažkoks tais. Ne naujas. Užviršuojam seną, kaip sakant. Užkūgiuojam ir paliekam. Gerai, čiau, lėkiu tolyn. Iki greito. Antras dublis. Vakar kalbant su senu bičiuliu. Toks įtėjo įžvalga tokia, kad žmonės, kai jiem reikia poilsio, jie atsijungia, kas kaip moka. Tik tai biškį sumaišo mygtukus, ne restartą paspaudžia, o ilgiau palaiko ten. Ar pasidaro hard reset yra toks, nustatymas. Ir nelieka nieko. Tai atsimenu, kai būdavo seni telefonai, kai kompai atsirado, kažkaip tie mygtukai šalia būdavo vienas kito ir ne kartą yra buvę, kad to įsproks ten kažkas viešajam. Yra buvę, kad tai restartą padarai, resetą ir dingsta tavo visi kontaktai, nuotraukos, dar kažkas, kaip gaila paskui būna. Tai lygiai tas pats yra su žmonėm, kai pavargo įsisuko į tą sūkurį, kad ir metų, sakykim, darbai atsipeikiai, jau nauji ant nosies. O tu dar vieną koją darbę, jau reiks sėst prie stalo. Ir tu tada jau viso sakai, reiks stabdyti ir hard reset. Boom! Ir lieka darbai. Ir tenais nedabaigti. Ir nauji nepradėti. Paskui, kol tos galus atsiekė, atgaudai, užtrunka daug laiko. Tai taip ir mano bičiulis Maris. Jisai vietoj restartą resetuojas. Šitas gali vadinti sansaros ratas. Tu neiššauni kaip spiroklė, kad atsisėdi
aha, susikonspektuoji ir spiroklė paukšt trūksta ir sekantis lygis prasideda, kyli virš. O ne, tu pasidarai reset ir paskui iš naujo tą patį ratą suki. Jie apsuki greičiau, tada daugiau laiko turi, sakykim, toj nuliniai fazijai pabūti resetą arba dažniau į jį papulti, pakliūti. Ir gaunas užburtas ratas, tas vadinamas. Tai va, o reikėtų visiškai paprasčiau viską daryti. Na, aišku, protą nuramint, taip atrodo paprasčiau, kai žinai, kaip tai daroma, bet iš kur žmogus visą gyvenimą sukėsis versluose, intrigose visokiuose, sudėtingose situacijose, jam nėra kada pamastyti, kaip iš šito reikia dabar išlošti visą. Kai sako, ką dabar, metų ir viskas? Ne, tai sakau, tokia patirtis, toks bagažas. Dabar naudotis to reikia, jau prikaupė, užtenka daužyti su nosim į asfaltą. Всё, kylam, darom. Tai va taip, nereikia kas kartą, kai sunku daryti gamyklinių nustatymo atstatymas ar kažkas tokio, ne, bam, viską nunulinau ir vėl atsispirti nuo žemės. Tai yra sunku, įsivaizduoju tokie žmonės, kai jį teisingai nukreipi, jam nebereikia tos energijos atsispirimo kas kartą eikvoti. Jis jau turi pagrindą, turi batutą konkretų tenais, su kokiu batutą, reaktyvinį variklį ir jis tada dar į viršų kyla. Kur jis tada gali papulti? Bet ne, sistema mūsų kitaip veikia. Nuo nulio, vėl nuo nulio, vėl taškai, vėl nuo nulio, vėl taškai. Paskui kokį 20 kartą tą darydamas galvoju, kam? Nu ir kam? Nebešoksiu. Nebekilsiu, pašliaužiuosiu gal. Tai va. Tokie mintis susigeneravo be bėgant. Trumpas sportas ir kaip sakant, užviršuoti mintis šaltoj upės sroviai. Čiau. Ten kažkam erorą irgi meta. Iki. Dar vienas iš aikštelės. Esu pasakas ar ne dabar, nežinau, apie vyriškas svarstyklės. Yin yang. Juoda, balta. Visus tos bairis. Ne, turbūt nesu. Jeigu esu, tai tik užsiminęs. Viena iš vyriškų savybių, sakykim, iš viso to įrankios dėžės visos yra balansas. Mokėt laikys balansą. Tarp tėviško, sakykim, tarp gerumo, rūpestingumo, nuoširdumo, švelnumo turi būti lygiai tokia pati atsvara į žiaurumą, jėgą brutalę, vyrišką. Visa tai turi būti derinama. Ir žinoma, operatorius turi visą tą mokėti derinti. Tai va, čia yra viena tokia labai svarbi savybė, taisyklė, kurią pas mus yra ištrynę, sakykime, visas mūsų auklėjimas, užblokuota ir dažniausiai pasireiškia arba vienas, arba antras. Turi būti idealus balansas. Tarkim, jeigu iš vyro pusės, tai išskerdai 10 žmogėdrų, suėdai pusę iš jų, širdį suvenyrai susikišai į kišenę. Vakarienį, kol pareisi. Kol parbėgsi 21 km, sakykim, pusę maratono, aš manau, turi būti kiekvienas vyras pasiruošęs bėgti bet kada, jeigu apie fizinę formą. Bet kada reikia bėgų. Toks ratas, sakykim, įtako zoną artimiausia, tą apdirbt, kad galėtum savo gentį prižiūrėti. Su kardais, aišku, bėgti su visą amuniciją, ne to, kad čia ristele. Ir sakykim, išskerdęs 10. Išskerdęs, o ta žodis labai teisingai, čia ne šiaip sau. Nesuklydau, nenugalėjęs, išskerdęs, suėdęs, išdraskęs.
Nu, toks lieka šlapia vieta tik tais. Atsisukė atgal, ten, sakykime, eidamas namo sutinki mažą vaiką ar savo vaiką net neidamas namo, už 10 sekundžių, netgi už akies mirksnio apsisuki, sakykime, už savęs, už nugarą stovi verkiantis mažas vaikas ir tu jį turi nuraminti, paguosti, duoti tai, ko jis nori, ramybės, to, kaip sakant, saugumo jausmą. O va toks balansas turi būti. Čia skerdi, apsisukęs, viskas, ramus. O ne, galva į sieną, kai ožyskos, ding, ten toja čia visus. O kita pusė yra, kur nedrįsta žodžio pasakyti ar balso pakelti. Hei! Ble, klausykis, na. O yra tokių. Tai va, balansas turi būti. Ko reikia, tą išsitrauki iš savo bagažo. Arba gerai užgalastą kardą, arba nosinaitę ašarom nubraukti. Tai va. Tai va toksai. Balansyras turi veikti. Bendrom jėgom galim sutvarkyti, bet ką. Vien tai jau, kai žmogus žino, kad neveikia pas jį šitas aparatas, aplamai, kad jisai yra ir tu pradedi jį gaudyti, o tada jau prasideda remontas. Kas čia kala, nežinau. Paskui, opa. Čia toks yra, davai tvarkom. Tai va. Bus dar vienas. Einu, neatšalčiau. Iki. Papildymas trumpas, aišku, aš apie tą žiaurumą šneku perkeltinę prasme. Ir turi būti pasiryžęs tam. Niekur nieko nekviečiu. Niekur ir nieko neraginu imtis žiaurumo. Tik tai sakau, bent jau galvoj tokį scenarijų savo prasukit, kad ta kova turi būti vidinė. Jeigu reikia įsitaškyti, galima nueiti sukovoti į ringą. Galima štangą pakelnuoti. Labai puikiai veikia. O jeigu šalta upė dar prijungta, nu tai 50% darbo padaryta. Ir greičiausiai, kai būsi, kaip sakant, jeigu nenori karo, reikia ruoštis jam, ne? Būt pasiruošusi. Tada nereiks kariauti. Taip ir čia. Nenori problemų, būk pasiruošęs. Viskam ir bet kam. Ir kariauti nereiks. Greičiausiai. Įdomus laikas ateina. Įkišiu dar šitokį vieną. Greitų laiku. Pamatysi, manau, ko nematė. Iki čia. Pakeliu jau. Skaistyklos rytinės. Tokį trumpą pamokėlę, gal nežinau, patarimą. Kas bandys lipti į šaltą upę ar šaltą vandenį, kodėl niekas nepasako. Įdomu čia. Vis pažiūriu. Žmonės nesusimasto gal, kad kur rankos turi būti, kai arba rankų padėtis lipant į šaltą vandenį. Nu negalima, kaip aš irgi iš pradžių keldavau rankas į viršų, kad nenušaltų. Nes baisiai man šalda rankas. Kodėl? Paskui supratau, kad reikia rankas sukabinti vieną su kita. Nu, kaip tas vadinamas. Krabą tokį padaryti ar pirštų sukabinti. Į pažastis galima sukišti rankas. Bet turi energiją ratu cirkuliuoti, čia ir bus šiluma. O jeigu iškeli į viršų, tai neina ratu. Neina ratu energija. Išsitaškainai. Dėl to šalt pradeda, mano supratimu. Mano laikas pailgė, aš dar galiu būti, bet nenoriu iš karto tenais. Nu dabar būsiu 3 minutės, žinai. Arba eisiu ant rekordą. Ne, aš be pirties neįkaitęs tiek esu, tai
rizikuoti nenoriu, palengva šitą visą pasiekti, bet sakau, kad rankos į viršų ar su pirštinėm, tai čia gal ir apgausi kažką, gali tą laiką prailginti. Rankos taip nešals, bet iš tikrųjų jos turi būti sukabintas, kad energija suktųsi ratu per rankas, per krūtinę, per saulės rezginį. Ir kur turi energiją iššauti per viršugalvį, jeigu reikia pramušti dangų į skylę. O ne per rankelės, per dar kažkur. Tai va toks trumpas, pabandykit, nežinau, man tai sakau net keista, kai patyrė, sėdė kietiai rankos pakeltas. Nežinau, man atrodo taip. Gerai, čia, iki užteks tuščių kalbų. Nu jo, kad koja šala, tai jau šalas, žinai, kas sako, ką su kojom daryti? Gali nieko nedaryti, ups. Arba gali ant kranto turėti vilnonės kojinės, kad iššokti. Aš buvau prisiveikęs čia. Šiandien -10, tai irgi reikės ilgai neužsibūti, išlipus. Buvo taip, kad išsimaudžiau. Išlipau ant kranto, pas sniegą pavaikščiau ir nušalo kojas. Nu, iki tokio, sakykime, užšalimo, kad nejaučiau. Aš jau tada apsirengiau, apsimojau kojinės vilnonės. Net nepajutau, gal kad šiaip diskomfortas, kojinės susispaudė, susistūmė į bato priekį. Ir ką, ir parbėgau iki namų su ta kojinė priekį. Galvau, kad diskomfortas dėl nušalusių kojų. Pasirodo, kad ten ant kokių 4 išmerų pamažėjęs batas. Ir ką jūs manot? Po 4, gal 5 dienų kančios teko iš kojos nykščio padaryti kabrioletą. Nuėmiau nagą, atšoko, nukrito, ten operacija buvo padaryta. Tai dabar atrodo ne kaip vaikai net žiūrėti negali, jau tėti. Vienas sakė apsivemsiu, kitas, nu ten, ugnikalnio vaizdas, toks subjaurotas. Kažkas auga iš visų pusių, nu toks įdomus. Šlykštukas, priminimas, kaip reikia viską daryti atsakingai. Kaip viską reikia, nenori to sakyti žodžio, bet daryti kaip sau. Tai va, viskas vietai, pliažas, nuostabiai atrodo. Ruoštis, puoštis ir pirmin. Važiuojam, kamera virsta, nefiksuoja. Paskutinis žingsniuoju namo po maudynių. Krautis lagaminas, daug dar smulkių darbelių padaryti. Ir ką, vakariai į kelionę 6 savaitėm. 6 savaitėm išvykimas.
Va taip va jaučiuosi. Kaip sakant, nu nieko. Mano klaidos, mano pamokos. Ne taip reikėjo viską daryti. Žinai, čia tas samadėlkinas dar vidinis, viską pats. Kai bandai viską pats, tai gaunasi taip, kad užtrunka dvigubai ilgiau. Efektyvumas krenta N kartų. Tai va, nu nieko, pamokas mokinamės. Ruošiam, kaip sakant, kai reikia. Tai va, gerai, lėkiu. Lėkiu namo. Čia iki pasimatymo kada? Šiandieną dar greičiausiai. Iki.